Mūsų tikslas buvo šiandieną pabandyti automobilį po daug perdirbimų, po daug patikrinimų ir kai kurių agregato pakeitimo, plus pagrindinis buvo tikslas buvo toks, kad į mūsų komandą pasijungė Vytautas Švedas. Tai šios dienos tikslas buvo jam atsisėsti į būtent į šį automobilį, pavažiuoti su juo, susipažinti, nes tai tikrai yra kitoks automobilis negu ralio automobilis. Jisai savaitę prieš praleido labai daug ant kitos dangos, ant žvyro dangos, tai buvo kitas sukibimas, kita aplinka. Šiandien jam šiek tiek teko adaptuotis prie šito automobilio. Mūsų sudalyvavimas ir važiavimas 1000 km lenktynėse su tokiu ekipažu ir su tokia komanda kaip Deividas Jočius, Vytautas Švedas ir aš, tai aš manau, kad mes padarysim maksimum gerą rezultatą. Tokia jaučiasi viduje, kad mes šiemet esam labai stiprus ir 1000 km lenktynės, manau, kad mums bus šitos sėkmingos.